Paskutinius 2 mėnesius su savo žmona praleidau gyvenant Palangoje. Ar mes norime čia gyventi vos ne visą gyvenimą? Šiandien išgirsite, kas mums labiausiai patiko. Bet mes iš tikrųjų nesitikėjom atsikrausdami čia, kad mus labiausiai papirks. Kokia gera jūra! Kas nepatiko? Ir aš tiesiog delusional durnas žmogus esu? Minusai, dėl kurių mes svarstytume čia niekada nebegrįžti. Ir su kokiais iššūkiais mums teko susidurti. Vienam kraują šitą dvasę. Video eigoje atsakysim į didžiulį klausimą, ar mes persikraustysim gyventi į Palangą, ar ne. Kamile, pakalbėkime apie tą gyvenimo kokybę Palangoje. Per pastaruosius tos 2 mėnesius, kokią mes ją esam patyrę. Tai pirmas dalykas, ką užsirašiau, ir turbūt abu tą tikrai jaučiam, čia viskas yra daug lėčiau. Taip, vėlgi mes galim sakyti savo nuomonę tik per šitą rudens laikotarpį, tai kai turbūt žmonių kiekis mažesnis yra, mašinų kiekis mažesnis lyginant su vasara, tai viskas ramiau 100%, visi važiuoja 50 ir negreičiau. Jo, prieš keletą dienų mes buvom nuvarę į Vilnių, nes ten turėjom tokį renginuką ir mes jau čia gyvenam kokį virš 1,5 mėnesio. Ir grįžus į Vilnių, taip pasijuto tas visas greitis ir kaip visi lekia, kaip visi skuba, kaip visi bando aplenkti, kaip ten pypsina. Ir grinai kaip žmonės tiesiog sakydavo, o Dieve, kaip čia Vilnių viskas greit, kaip čia visi lekia, aš niekada nesuprasdavau, bet kai pagaliau atsistojom į šoną į tą tokį ramesnį miestelį, pabuvom čia, o Dieve, tikrai suprantam, kad čia tikrai viskas lėčiau ir ramiau. Ir tas faina. Tau patinka? Kamilė. Taip. Kamščiai. Neegzistuoja. Jų čia tiesiog nėra. Neegzistuoja. Aš negaliu patikėti. How? Atrodo, pirmadienis 8 val. Tikrai kažkur turėtų ten užstrigti. Ne, tu matau, žmonės važiuoja į mokyklą, vaikai ten su dviračiais, nes čia galima su dviračiais viską pasiekti. Tiesiog nėra kamščių, nieks nestringa. Ta matematika iš tikrųjų, aš darydavau Vilniuje, jeigu ten 5 val. Išvažiuoju, tai jau vadinasi važiuosiu valandą, tai važiuoju valandą, vadinasi turiu apsimokėti, tai gal dar kažką reikia papildomai padaryti ir to tokį visą planą dėlioji, kad išspausti iš to laiko maks, net ten į paštomatą valandą važiuoti. O čia tiesiog susiruoši, nuvažiuoji per 10 minučių ir būni kiek tu nori, nes žinai, kad tavo 10 minučių atgal reikia grįžti. Bet mes iš tikrųjų nesitikėjom atsikrausdami čia, kad mus labiausiai papirks mini atstumai ir mažo miestelio susisiekimas. Mes galvom, kad čia jūra. Ir iš tikrųjų, 2 savaitės iš eilės mes ėjom prie jūros kiekvieną dieną. O Dieve, čia labai faina jūra, druskingas vanduo, sveikas odai, šaltas vanduo, sveikas odai, aš maudos nors ir nešilta. Kokia gera jūra! Šalta, bet gera! Jinai tokia graži, tu ateini, išpučia tavo tą galvą nuo viso tokio streso, tu eini per ją pasivaikščioji, tu gali bėgioti pirmyn atgal per ją. Saulėlydžiai, romantika, paukščiai, šikant tavęs. Žodžiu, faina, labai. Tai Kamilė, ar yra čia kažkokių būrelių, ar yra čia veiklų, ar čiagi nėra ką veikti ir čia žmonėsgi liūdi ir čia nėra ką veikti jaunimui ir nėra užsiėmimų, veiklų turbūt čia kaimas. Mums kaip jaunimui atstovaujant jaunimą 20 kelių metų 20 kelių. Yra ką veikti labai 16 man. Aš einu į pilatesą, Martas eina į boksą, aš radau kitą kažkokią treniruotę. Aš mačiau padėlį šiandien per Mepsus už ten 10 minučių. Mes su Kamilė atradom labai fainą tokį spa atostogų parkas, vadinasi, čia nėra sponsor reklama, bet mes ten vaikštome, ten yra baseinai ir ten yra pirtelės ir žinokit, oi kaip ten faina ir čia yra 10 minučių nuo mūsų. Parašyta šiaip nešok, va ten už manęs. Bet aš jau patikrinau, čia geras gylis. Sporto salė prie pat. Boksai, išmoksai, tenisai. Klubai visi, viskas yra, viskas čia veikia. Viską, ką jūs norite, jūs galite čia rasti. Kamilė, dabar pakalbėkime apie mūsų rajoną, kuriame mes gyvename, Kunigiškės. Kai mūsų kaimynai pasakė, čia yra premium kaimas, kuriame kaip ir viskas yra, ko tau reikia, bet jis yra toliau nuo miesto. Jo, ir žmonės čia gyvenantys truputėlį yra kitokie, kadangi yra premium kaimas, kaip ir minėjom. Tai žmonės tiesiog natūraliau yra prie pinigų, prie vaikų, prie šeimų ir jie tokie yra dažniau ramesni tada, jie yra su amžium, su tokia pagarba, su Tommy Hilfiger visokiais ten bučiai, su gražiom mašinom labai ir natūraliai tiesiog gyventi aplink tokius žmonės, tas vaibas truputėlį yra kitoks. Aš net esu labai girdėjęs iš Alex Ramosi tokį labai gerą pasakymą, kad kai jūs augat ir augat jūsų ambicijos ir kai pasiekia tam tikrus kažkokius dalykus gyvenime, labai yra logiška paimti ir paupgreidinti arba pakeisti savo gyvenimo lokaciją, kuri mečintų jūsų tą naują būdą ar jūsų naujus aspirationus ir siekiamybės ir panašiai. Ir atvykstant į tokią vietą, tu supranti, kad tu nesi tokia krūtas skrusdėlė, kokią tu ten galvoji gyvenant Vilniuje savo rajone, ar kad ten tavo mašina jau nebėra tokia gražiausia, kokia jin visą laiką būdavo.
Nes mes šią vieną dieną važiavom su dviračiais iš parduotuvės ir pravažiuoja pro mumis, vad Kunigiškių rajone, 2 Lamborghini. Nu visiškai kaip iš filmo, žinokit. Ir tu toks varai, oh my goodness. Ir aš nesu tipo toks ten žiaurus materialistas ir man čia Lamborghini yra didžiausia gyvenimo sėkmė. Nu bet fainas automobilis, ką galiu pasakyti, nu gražu ir tai tikrai žemina toks, kažkas čia gyvena su 2 Lamborghiniais Kunigiškėse. Ir su visais kaimynais, kokiais mums teko susipažinti kol kas, tai visi labai mėly ir draugiški. Ir net su vienais kaimynais mes susipažinom, užėjom pas juos į svečius. Kamilė buvo iškepusi pyragą, jie ten buvo pagaminti mums valgyti ir mes sėdėjom ten su jų vaikais, bendravome, kalbėjome apie gyvenimą Kunigiškėse Palangoj, nes visi čia yra tokie, jūs irgi čia gyvenate Palangoj, visi atvažiavę iš kažkokių irgi ten skirtingų kaimų Vilnių ir atrado šitą vietą, tai visi tokie, atrodo, priimantis ir draugiški čia, tai tas labai faina. Kunigiškės jėga. Pliusas. Saulė. Lietuvoje yra mažai saulės. Vilniuje yra mažai saulės, Palangoj ir šiaip tais prie jūros Klaipėdoje yra tiesiog daugiau saulės, net tiesiog taip yra fiziškai, biologiškai yra net straipsniai apie tai ir mes iš tikrųjų tą labai jaučiam. Vieną dieną atsikeli ir tiesiog tau saulė ir gera. Aš pažiūriu Vilniaus orus, tiesiog ant prikolo žiūriu, kad Vilnių debesuota ir dar debesuota ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, o čia saulė. Ir toks, kaip gera. Nulemma, tiesiog saulėj faina būti, saulėj sveika būti, saulė yra gyvybė, saulė pakelia nuotaiką, šita kombinacija jūra, saulė ir gamta. Perku namą. Dar neperku namą, palaukit, pamatysit, kodėl. Didžiulis privalumas yra. Vitaminas D. Visiems jo yra trūkumas, o čia galima jį užpildyti iki 100%. Nu, vargu, dabar skeptikai visi sakys, kad viniperodą nepasisavina. Gerai, aš šiaip tais testą esu nusipirkęs, to ir padarom. Dabar padarom vitamino D testą ir išsiaiškinam. Pabaigiam filmavimą ir tada darysim. Ne, tai aš ir padarysiu. Aš padarysiu, o šitam intarpę. Vitamin D test. Ar aš turiu pakankamai vitamino D, nevartojant jokių papildomų supplements. Tiesiog būnant ant saulės. Instrukcijas pažiūrėjau, daugmaž viskas aišku. Žodžiu, reikia paimti mūsų testing kitą. Įdomu, kiek šitie testeriai tiesiog skemas yra. Man atrodo, nereikėtų laukia daryti tokius sterilius dalykus, bet koks skirtas. Kebliukai, kas esate labiau sensitive kraujui, tai atsargiai. Nuvalome vietą, iš kurios imsim kraują. Bandom šitą pirštą. Dar su šito reikia paimti kraują. Dėdam kraują ant šitą dvaisą. Opa. Ir dabar šito kažkokio buferį, ar kaip jį vadina, 2 taškus reikia ant tos kitos vietos uždėti. Viskas, dabar reikia laukti 10 minučių. Viskas turėtų būti good. O Jezu. Pasižiūrėkime rezultatus. Kamilė, kaip manai, ar aš turiu pakankamai vitamino D gyvenant Lietuvoje, nenaudojant jokių papildų? Būt ne. Turbūt ne. Statistiškai ne, neturėtų. Atrodo, trūksta, man atrodo, ne? Deficient, kad trūksta ir iškiausiai. Tai pas mane trūksta. Nice. Aš jaučiu, kad man netrūksta vitamino D. Aš jaučiuosi aфиgenai kiekvieną dieną. Aфиgenai jaučiuosi. Tai aš tiesiog delusional durnas žmogus esu? Aš nežinau, turbūt trūksta vitamino D. Aš sakau, kad netrūksta. Čia yra skemas. Tikras testas yra, kaip aš jaučiuosi ir kaip mano smegenys veikia. O jos veikia labai gerai. Žolė. Man labai patinka žolė. Žemė. Yes. Bet vėlgi supratom, kad nereikia jos daug. Tikrai užtenka tokio lopinėlio, kokį turi ir juo nereikia nei čia labai rūpintis super, nei per daug, nei per mažai. Čia toks auksinis viduriukas. Aš ant jos stoviu, aš praktikuojas grounding, įsižeminimą, kur stovit basom pėdom ant žemės ir jūs įsižeminate į žemę ir jūs visą savo stresą ar ten įsikrovimą nuo tų electric devices, kurie yra aplink mus, tiesiog nueina į žemę. Žodžiu, tai yra toks longevity dalykas, labai sveika, lygiai taip pat kaip ir maudyti šaltam vandenyje ir panašiai. Pakalbėkime apie mūsų namus, apie šį išnuomotą namą. Check this out. Okay. Blemba, žinokit, iš 5 kvadratų butuką, iš 100 kvadratų ateiti, mes nebenorim grįžti į tą 50 kvadratų dėžutę, į tą mini kalėjimą. Norisi dabar turėti tiek vietos, nes visų pirma, Kamilė neišprotėjo, nes anksčiau, Vilniuje, kai mes gyvendavom, tai Kamilė neturi savo darbo kambarį, aš tai turiu darbo kambarį ir Kamilės darbo kambarys yra, miegamasis ir virtuvė. Ir tu pakukini, pamiegi
Ir viskas, ir ką tu daryti, ir tu nenori dirbti ten virtuvėje, nes iš tikrųjų tai psichologiškai kažkiek ten susignisa dalykai. Supratom, kad reikia turėti kas mažiausiai 5 erdves namuose. Ne per daug erdvių jums reikia. Ne. Nes mes esam 3. Ir ypač, kai tas darbas yra iš namų, labai yra gera turėti galimybę pakeisti savo tą vietą, o ne visą dieną sėdėti prie to pačio vos ne virtuvinio stalo, prie kurio ir gamini, ir vėliau dirbi, ir filmuoji, ir sėdi, ir ilsiesi. O konkrečiai kalbant, tai aš dirbu, pavyzdžiui, terasoj, Kamilė tada dirba, pavyzdžiui, antram aukšte, kai ją reikia ten tyliau darbo kambarį, tada kai aš dirbu čia, savo svetainėje. Tiesiog mes rotuojam ir visi savo atrandam vietos, kur galim gyventi ir pailsėti viens nuo kito ir neišprotėti. O Vilniuje mes dažniausiai išprotėjom ir tiesiog Kamilė nežinosi iš namų. O Marta sėdi savo 10 kvadratų kambarį užsidarius ir karštai. Jo, man karštai ir ten oro nėra, karočiui, prisibėsdu ir smirda. Gerai. Gamta. Pušynai. Jie už 2-3 minučių mes gyvename gamtoje. Mūsų oro kokybė yra fantastiška. Taip, ir daug gyvūnijos, matėm lapių, matėm stirnų, matėm voveraičių, matėm... Bulbinukų, Crazy, iš tikrųjų. varlyčių, sliekų ant žolės čia terasoje. Šliūžų. Vorų kiek daug. Eik tu, nagas didžiulis, eik tu. What the fuck, brother? Eik tu. Eik tu, nagas didelis, tai what the fuck. Ten Gyvenam gamtoj. Ir čia tokie dalykai gyvena. Ir Kamilė norėjo, kad aš išpurkščiau visą namą, visą chemiją, bet aš sakau, Kamilė, palauk. Taigi mes gyvenam gamtoj, tai Aš nesakiau. negali tu ateiti gamtą ir išvaryti gamtą iš Žodžiu, gamtos. galima vakare išvažiuoti 10 valandą su mašina be šviesų pabūti ir pamatysi daug gyvūniukų. Tai labai fain. Jo. Dviračių takai. Tai yra vienas pagrindinis dviračių takas, labai gerai išvystytas ir jo, tai užtenka pasiekti Šventąją Palangą, Kretingą, nežinau, kur ten dar važiavom. Kaifas, važiuoji tarp pušų, tarp miškų ir kalbėjom su ne vienu vietiniu, lygiai taip pat sakė, ateina Palanga, viskas, dviračiai kiekvieną dieną ir viską, ką reikia, galima pasiekti to dviračiu. Tu gali sakyti, Vilniuje galima su motociklu ir dviračiu visur nuvažiuoti, bet nelabai, ten visi lekia, ten pavojingiau biškutį. Ir šiaip, kadangi čia yra jūra prie pat šalia, mes daug daugiau valgome DHA, DHA, omega 3. Kamilė, ar tu žinai, kodėl DHA ir omega 3 yra sveiki? Mūsų smegenim, ten Sistemai, man atrodo, laukams, ten kažkaip, ne? Kažkas. Kad ten vystytųsi kiaušiniai, nežinau. Bet aš žinau, kad DHA ir omega 3 yra gerai. Ir čia DHA. Žodžiu, mes valgom austrės, jos yra sveikos ir kaip superfood. Gerai, Kamilė, prieikime prie minusų. Minusai, dėl kurių mes svarstytume čia niekada nebegrįžti. Pirma, nėra draugų. Aš tai negaliu sakyti, aš aplinkui čia neturiu draugų, pas mane tai yra kelios mergičiukus, bet iš tikrųjų tai reikėtų susikurti savo naują ekosistemą, kas iš dalies man skamba labai exciting, dėl to, kad yra nauji žmonės, naujos pažintis, naujos istorijos, naujos veiklos, bet šiek tiek yra tikrai gaila, kad didžioji dauguma pažįstamų yra ten. Bet kaip ir normalu, mes augom ir gyvenom visą gyvenimą Vilniuje, tai kaip mes turėsime labai daug draugų ten vos nepajūry, tai aišku, taip nebus. Ir jeigu labai norėtume, pradėtume tiesiog ieškoti ir surastume. Bet ką, nuvažiuoji Vilnių pabūnus jais ir grįžti čia. Tai čia toks kaip ir minusiukas, jisai yra, bet jis nepasakyčiau, kad toks didelis. Antras minusas. Nėra šeimos. Va čia jau šiek tiek liūdnesnė situacija. Galima šeimą surasti naują. Facebooko grupiai. Šeimos naujos nesurasim. Ir atkraustyti turbūt vargu visų nepavyks, nes tikrai visa didžioji giminės dalis gyvena Vilniuje. Galų gale užaugama abu Vilniuje. Taip. Ir tai yra savotiškas minusas, nes tu negali taip dažnai ir lengvai susiekti, bet iš kitos pusės tai yra labai didelis pliusas, nes akimirkos yra daugiau vertinamos, kai tu atvažiuoji atgal. O jeigu nekenti savo tėvų, tai iš vis faina. Tai tada viskas gerai. Tada ne minusas, pliusas. Ir šiaip dėl draugų pamiršau paminėti, kad jų čia kaip ir nėra, bet visi draugai ir šeimos net nariai nori čia atvykti. Ko Vilniuje tiesiog nebūdavo. Visi taip, jūs Palangoj, tai mes atvarysime. Ir čia mes turim tos pilnus miegamosius, tai mes čia pamiegosime pas jūs. Tai čia žmonės tiesiog nori atvykti ir net faina tos svečius taip priimti į tokius namus. Tam pajūry magiškom. Trečias minusas. Nėra ką veikti. Tai mes jau šitą minusą nuneigiam. Aš nežinau, ką reikia veikti Vilniuje, ko neveikti čia. Nežinau. Nežinau, ką tu daryti, kavos pagert. Tai čia į basanginį kavos pagert. Ne, aš nežinau. Bet žmonės taip sako, ką jūs čia veikia toj Palangoj? Taip sako. Ja. Ketvirtas minusas. Atstumas. Atstumas, vienas automobilis.
toli važinėti. Nu gerai, reikia. būkim biedni, bet teisingi. Jeigu važiuoti į savaitę vieną kartą pirmyn atgal, manau, kad tai sukeltų daugiau diskomforto ir tikrai tai yra pakankamai varginanti kelionė, jeigu tu per vieną dieną turi suvažiuoti pirmyn atgal. Viskas yra įmanoma, yra tik nusteikimo reikalas, bet aš turbūt taip nedaryčiau. Aš dar norėjau pridurti prie, kai sakėm, kad nėra čia ką veikti, tai iš tikrųjų vienas iš tų minusų, kad aš pasigendu čia tokių didesnių renginių, nes Vilniuje tikrai Litexpo, po ten vos ne kiekvieną savaitgalį tu gali būti sveikatos mūgė, ten didelės kaziuko mūgės. Jo, dauguma renginių tiesiog pas mus yra Vilniuje. Net būna ir, pavyzdžiui, kai mūsų draugai kažkur ar kviečia, ar dar kažkas panašaus, tiesiog būna dažnai Vilniuje, nes tas Vilnius yra, Vilnius. Oi, pats geriausias miestas pasaulyje. 5 minusas - lėktuvų garsai. Ai, tai čia nieko kritiško. Rudens pradžioje buvo dažnesni skrydžiai, o dabar aš jų visai nebegirdžiu beveik. Mes gyvenam Kunigiškės ir Kunigiškės yra prie pat oro uosto ir mes jau girdim, kiekvieną rytą tam tikrų momentų girdėjom, kaip kyla labai garsai. Ir atrodo, kad ten tankai jau atvažiavo ir jau viskas, reikia pakuoti šmutkės hebriukai. Bet man atrodo, prie visko pripranti, kaip ir prie traukinio garsų, prie automobilių garsų, tai čia prie lėktuvų. Na, bet toks tipo minusiukas, tipo. Nu, tipo. Nu, ir 6 paskutinis minusiukas, toksai filosofinis, kad tu pripranti prie visko, kas net ir yra labai labai faina. Tarsi, kad esi prie jūros, prie jūros, esi daliname prie namo. Bet man atrodo, tai yra neišvengiama žmogaus būtis, kad mes priprantam prie visko ir prie skausmo ir prie džiaugsmo. Galų galia, nesvarbu, kiek faina, koks vaizdas, tu tiesiog pripranti ir tu tiesiog, žinau. Ir kažkokiu momentu mes irgi tavo pajutom, kaip minėjau, prie jūros nustojame eiti po 2 savaičių, aš manau, nereikia kiekvieną dieną ten eiti, bet tiesiog pripranti prie viso to. Tai dabar kokios yra mūsų išvados? Tai ar mums patiko Palangoje gyventi šitos 2 mėnesius? Taip. Ir ar rekomenduojam kitiems pamatyti tokių eksperimentų, jeigu turi galimybę? Taip. Ar mums šeimos nariai sakė, kad čia bus nesąmonė, reikia 12 mėnesių, nes jūs nepatirsit, ką reiškia gyventi Palangoje normaliai? Taip. Ar jie nusišnekėjo? Taip. Ar galų galia viską tik tai savo kalį reikia patilti, tada daryti kažkokias išvadas? Taip. Tai va, tai mums beprotiškai Palangoje patiko ir šita patirtis yra Ar mes norime čia gyventi vos ne visą gyvenimą? Nu ne. Nežinau, nemanau. Nu, aš nežinau. Ripinda čia. O ką mes darysim su tą Palanga tada, Kamilė? Turėsim bazę čia. Ką tai reiškia? Kad turėsim vietą, kur visai galėsim atvažiuoti. Jo, idealiausiu atveju mes nusprendėme, kad mes taip norėtume daryti, nes tai ir sprendžia tavo reikalą, kad tu pripranti prie to. Ir ką reiškia turėti 2 bazės? Tai mes turėsim 2 didžiausius namus čia ir Vilniuje ir Palangoje. Ne, tai reikia daug šaibų ir jūs dar nesubscribėt man pakankamai, kad aš tiek šaibų turėčiau. Bet, yra čia galimybė, kaip tą galima padaryti. Galų gale mes čia, pavyzdžiui, nuomavomės ir tik po 1000 mokėjom į mėnesį. Ir šiaip labai džiugu, kad mes kaip Lietuva turim jūros kraštelį ir tuo reikia pasinaudoti, kodėl ne? Jo, nes, visiškai, jeigu mes turime 2 bazės, mes mėgojamės visais Lietuvos privalumais. Vilnius, nes faina, tipo, nes Vilnius kažkom. Nu, sostinė, daug žmonių. Taip, šeimos nariai, bla, 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 tarša, šiukšlės. Ir Palangoje mes mėgojamės Palangos visų pajūrių. Ir va, kodėl mes būsim vėl eiliniai influenceriukai, kurie irgi norėsime čia kažkokių namų, nes, blemba, čia faina vis dėlto. Tai gal koks meras žiūri šitą video Palangos, galit man kokį namuką padovanoti, aš tada dar paprobinsiu mus Palangą. Nes brangu čia vis tiek, hebriukai, biškiai šaip.